šnekėti geriausiai kaip moku. Gerai. Pirmiausia, norėčiau prisistatyti. Aš iš tikrųjų gimiau Vilniuje, mano tėvai gyvena netoli Vilniaus ir dabar Lenkų šeimoje ir paskui, kai turėjau jau 17 metų, išvažiavau iš Lietuvos, įstojau į Karmelitų ordiną, įstojau Lenkijoje, tenai baigiau noviciatą, paskui baigiau seminariją ir buvau iššventintas kunigu 2005 metais ir pirmiausiai buvau vienerius metus Lenkijoje, mūsų vienuolyne Vroclave, paskui mane ordino generolas išsiuntė į Ispaniją, į Avilą, kad galėčiau studijuoti Šventos Teresės ir Švento Kryžiaus Jono dvasingumą, bet jau tenai tai man buvo didelis smūgis, nes tą, ką sutikau tenai, buvo gerų dalykų, žinoma, mūsų didelių mistikų darbai, tai yra iš tikrųjų didelis lobis, bet kartu buvo daug tokių modernių erezijų, kad iš tikrųjų buvo labai sunku ištverti ir po metu aš jau nebegalėjau tenai tęsti ir iš tikrųjų buvo mano tikėjimu, negi mano tikėjimu didelis smūgis ir jau tada pradėjau galvoti, kas pasidarė su bažnyčia, kad viskas pasikeitė šitaip, kad kadaise buvo daug šventų, tas, kas buvo kadaise šventa, dabar jau nėra šventas dalykas, kad šventos mišios, o kiti dalykai jau praėjo, dabar tas, ką darosi, tai nepanašu į tą, ką pavyzdžiui, aukojo Šventasis Kryžiaus Jonas, tai visiškai kitas dalykas ir pavyzdžiui dabar sakoma, kad, nežinau, hinduizmas geriau negu katalikybė dvasiniam gyvenimui, nes ten nėra dogmų, nėra ceremonijų, taigi žmogus turi tokį ryšį be jokių kliūčių su Dievu ir čia katalikybė yra dogmų, yra ceremonijų ir tai jau yra kliūtis. Taigi tas, kas turėtų padėti, tiems jau atrodo, kad tai yra kliūtis. Ir tada, žinoma, aš grįžau, mane pasiuntė į Baltarusiją, buvau vienerius metus Baltarusiją, grįžau į Lenkiją ir paskui jau pradėjau ryšti mane su tradicija ir pirmiausiai įstojau į Gerojo Ganytojo institutą, bet niekada nebuvau ten narys, nes po 2-3 metų atėjau į broliją ir dabar taip esu Lenkijoje, brolijoje, Varšuvos priorete ir toks buvo mano kelias į tradiciją ir iš tikrųjų pagaliau galėjau rasti tokią vietą, kur yra tas kultivuojamas katalikiškas tikėjimas, katalikiška liturgija. Ir norėčiau dabar šnekėti apie karmelitų dvasingumą, kodėl, nes tai yra labai svarbi katalikiško dvasingumo srovė. Labai svarbi. Šventoji Teresė, Šventasis Kryžiaus Jonas, Šventoji Kūdikėlio Jėzaus Teresė, palaimintoji Švenčiausiosios Trejybės Elžbieta ir daug kitų, tai yra didelis lobynas katalikų dvasingumui. Ir kas yra liūdna dabar, kad žmonės visiškai beveik užmiršo tų šventųjų mokslą. Žmonės nenori skaityti Šventąjį Kryžiaus Joną, nenori skaityti Šventąją Teresę ir ieško dvasingumo svetur, už bažnyčios ribų. Ir atraukia čia į bažnyčią visokių judėjimų, kurie yra mums labai svetimi. Ir ten ieško savo pagodos, ieško savo dvasingumo. Ir tas lobynas katalikiško dvasingumo, bažnyčios pripažinto dvasingumo lieka šalia. Žmonės nepažįsta to dvasingumo. Žinoma,
šnekėdamas apie karmelitišką dvasingumą negaliu pasakyti visko, nes čia parašyta daug knygų apie pavyzdžiui, vienas Šventoji Teresė yra daug darbų parašyta, jis pati parašė daug knygų ir apie ją parašyta yra daug darbų, taip pat apie Šventąjį Kryžiaus Joną ir kitus, taigi negalėsiu pasakyti visko. Ir žinau, kad tas laikas nėra man duotas didelis, taigi pasakysiu aš išrinkau tą centrinę temą, kuri yra labai svarbi katalikiškam ir karmelitiškam dvasingumui, kuris galima pasakyti karmelitams, karmelio ordinui yra tas centras, tai yra malda. Kodėl malda? Ir ne tik malda, bet vidinė malda. Tai yra tas punktas, kur labai svarbus karmelitams. Karmelitai ir vienuolės ir vienuoliai kiekvieną dieną aukoja tai vidiniai maldai 2 valandas. 1 valanda ryte ir 1 valanda vakare. Ir kodėl? Nes karmelis tai reiškia sodas, Dievo sodas. Tai yra kaip mergelės Marijos nekautoji širdys. Tai yra Dievo sodas, tai yra rojus mūsų viešpačiui. Jis ateina į tą nekautąjį širdį ir ten jaučiasi gerai. Ten yra jo mylima žemė. Ir karmelis yra Marijos ordinas, tai jo pavadinimas broliai švenčiausiosios mergelės Marijos iš Karmelio kalno. Taigi karmelis taip pat nori būti tokia ypatinga Dievo žemė, Dievo sodas, kur yra giedamos tas Magnificat, kaip mergelė Marija, taip pat ir karmelitai stengiasi giedoti Dievui savo širdyse tą džiaugsmingą giesmę, šlovinimo giesmę Magnificat. Ir žinoma, tai yra didelis lobis, malda. Šventasis Rapolas Kalinovskis sakydavo, kad jam galima, kad pasaulis gali paimti jam laisvę, tėvynę, draugus, visą turtą, bet negali paimti jam maldos. Malda visada liks su juo. Ir dabartinis žmogus galvoja, kad jis dar gali padaryti Dievui tokią privilegiją, kad jis pasimels. Ir dauguma žmonių sako, aš meldžiuosi, kada aš jaučiu, kad man reikia pasimelsti. Ir kai aš nejaučiu to reikalo, tai aš nesimeldžiu. Čia yra ta klaida, nes iš tikrųjų mes turime melstis. Tai yra mūsų pareiga, tai mes malonės Dievui nedarome melsdami, nes jeigu pamatysime kiekvieną katekizmą, tai sužinosime, koks yra mūsų tikslas. Mūsų tikslas nėra kas kita, tik Dievo šlovė. Tam esame sutverti, kad šlovintume Dievą. Ir kad galėtume tą Dievą šlovinti, turime jį pažinoti, jam tarnauti, pažinodami jį mylėti, jam tarnauti ir taip išganyti mūsų dvasią. Taigi, matote, čia ne tai, kad aš darau Dievui malonę, kad pasimelsiu, bet tai yra mano pareiga, aš turiu Dievą šlovinti. Ar jaučiu tą, ar nejaučiu, turiu tai daryti. Gyvūnai tai daro gyvendami, nes jie neturi proto. Bet Dievas mums davė protą ir laisvą valią ir mes turime Dievą šlovinti protingai. Mums neužtenka gyventi šiame pasaulyje, mes turime Dievą šlovinti. Ir todėl turime melstis. Bet ta modernistinė krizė pastatė visatos centre žmogų. Jau ne Dievas yra tas visatos centras, ta pradžia ir ta pabaiga visatos, bet žmogus. Jis yra pats svarbiausias. Ir todėl ta modernistinė krizė tai ir krizė maldos. Jeigu pamatysime
kas darosi su malda liturginė, tai matome, kad čia žmogus projektuoja dabar liturgiją. Ar tai bus kunigas, ar kažkokia bendruomenė, ji stengiasi projektuoti, padaryti liturgiją. Jau nėra tas, kad mes priimame iš Dievo tą liturgiją ir esame paklusni Dievui. Čia jau tas yra prarasta. Ir taip pat tas, ką pasakiau apie mūsų asmeninę maldą, tai taip yra tai, kad jeigu aš jaučiu, tai melsiuos, jeigu nejaučiu, tai nebesimelsiu. Tai žmogui jau nėra taip svarbu. Bet iš tikrųjų, jeigu Dievas yra centre, jeigu jis yra mano pradžia ir jis yra mano tikslas, mano pabaiga, tai kaip aš galiu pastatyti save į jo vietą ir pasakyti, tai priklauso nuo manęs, nuo mano jausmų, nuo mano pojūčių, aš gal pasimelsiu, gal nepasimelsiu, tai mano reikalas. Iš tikrųjų ne, tai nėra mano reikalas. Ir todėl mes turime tą problemą su bažnyčia, su malda ir liturginė, ir su asmeninė. Ir jeigu tas, kas liečia tą vidinę maldą, tai čia yra dar blogiau. Nes, pavyzdžiui, žodis meditacija, arba apmąstymas, bet daugiau meditacija, jau žmonės pradeda galvoti apie budizmą, apie hinduizmą, apie tas religijas iš rytų ir jau negalvoja apie katalikišką maldą visiškai. Kodėl? Todėl, kad nieko apie tai nežino. Ir kodėl nežino? Nes bažnyčioje niekas jiems neaiškina, kas tai yra vidinė malda. Bet jeigu pažiūrėsime, pavyzdžiui, yra iš Šventosios Teresės Avilietės raštus, tai ten yra parašyta aiškiai. Jeigu žmogus nori pabėgti nuo šėtono, nori prisiartinti prie Dievo, nori išganyti savo dvasią, jis turi įžengti į šitą kelią vidinės maldos. Šventoji Teresė sako, jeigu mūsų malda, jeigu bus tai ir žodžių malda, bet nebus kartu vidinė malda, tai Šventoji Teresė tai nėra jokia malda. Jeigu aš meldžiuosi tik žodžiais, sakau potėlius, bet mano vidus yra kažkur kitur, tai Šventoji Teresė tai nėra malda. Ir iš kitos pusės jis sako, jeigu toks pasaulietis pradės kiekvieną dieną 15 minučių praleis toje vidinėje maldoje, iš tikrųjų labai greitai ištobulės, labai greitai bus jo siela daug šventesnė negu anksčiau. Ir taigi mes turime čia tą, kaip pasakiau, tą didelę krizę, nes malda knygose beveik niekur nesurasime, kaip melstis, kas yra ta vidinė malda, kas yra apmąstymas, kas yra meditacija. Taigi žmonės dažnai ieško kažkur kitur. Vieni eina iš tikrųjų į tas rytų religijas ir ten ieško meditacijų, tokio relaksavimo, tokio atodūsio. Kiti ieško visokiuose protestantų charizmatinėse judėjimuose kokio nors dvasingumo. Ir koks yra tas dvasingumas? Jis yra pastatytas ant jausmų. Aš turiu jausti. Matote? Aš. Ir vėl aš centre. Aš turiu jausti kažką, aš turiu pajausti šventosios dvasios atėjimą, aš turiu pajausti mūsų viešpaties prisilietimą ir taip toliau. Bet iš tikrųjų, kas yra mano jausmai? Tai yra labai apgavingas toks plotas, nes iš tikrųjų jausmai labai greitai keičiasi.
Šiandien jaučiu tą, kitą dieną jaučiu aną ir čia negaliu statyti savo dvasingumo. Ant mano jausmų Šventasis Kryžiaus Jonas aiškiai sako, kad jausmai čia nieko nepadės. Iš tikrųjų negalime eiti kaip už mūsų jausmų, nes iš tikrųjų tai velnias tada viską padarys ir kad mes atsitolintume nuo Dievo. Mes nejausime jokio poreikio melstis ir Dievui tarnauti ir viskas pasibaigs. Taigi matome, čia yra ta problema. Ir dar ieškojimas visokių vizijų, apreiškimų. Ir žmonės iš tikrųjų, nes neturi gero katalikiško maisto, tada ieško, nori patys turėti vizijų, ar ieško visokių vizionierių, visokių tokių pranašų, kurie jiems pasakys, ką Dievas turi mums dar pasakyti. O Šventasis Kryžiaus Jonas aiškiai sako, Dievas mums viską pasakė viename žodyje ir tas žodis yra jo vienintelis Sūnus, mūsų viešpats Jėzus Kristus. Jeigu mes ieškome kažkokio kitokio žodžio, tai jis mums pasakys, eikite pas mano sūnų, jis jums pasakė viską, ko norite dar iš manęs. Kodėl norite dar kito žodžio, ar jums neužtenka to žodžio, kurį jums pasiunčiau? Taigi, dabar prieikime prie mūsų temos, prie vidinės maldos, paliekame tą visą krizę ir dabar pagalvokime, ką mums rodo mūsų šventieji. Pirmas dalykas, kaip pasakiau, mūsų tikslas yra tapti Dievo šlovė. Palaimintoji švenčiausiosios trejybės Elžbieta sakydavo, kad ji danguje turės kitą vardą ir tas vardas bus Laus Gloria. Tai bus, nežinau kaip čia lietuviškai išversti šlovės, nežinau, garbės šlovės gal. Šlovės vyrius. Galbūt šlovės vyrius. Taip, nes tai yra, jį paėmė tai iš Švento Pauliaus laiško. Ir dabar, jeigu mes norime tapti tą Dievo šlovė, tai iš tikrųjų turime sunkų kelią, nes maldos kelias nėra lengvas. Jeigu kažkas ieško labai tokio kelio lengvo, daug grožių, daug malonumų, tai iš tikrųjų labai greitai viskas pasibaigs. Iš pradžių, kada žmonės pradeda tą vidinę maldą, Dievas jiems duoda daug malonių, tokios dvasinės pagodos ir jiems labai lengvai melstis. Tai kaip, nežinau, kaip tėvai duoda savo vaikams už gerą darbą kažkokį saldainį. Taip ir Dievas mus nori patraukti prie savęs ir todėl dažnai duoda tokį saldainį, tokią pagodą, kad mes įeitume į šitą kelią, nes kelias paskui prasidės labai sunkus. Nes tenai mūsų jausmai, mūsų pojūčiai bus nukryžiuoti. Iš tikrųjų, Dievas nori, kad tas mūsų paviršitumas būtų nukryžiuotas, kad mes įeitume giliai į mūsų sielą ir tenai jo ieškotume. Ir dabar pasakysiu keletą žodžių, kaip šventoji Teresė Avilietė moka tos vidinės maldos, kaip jį ją supranta ir kaip jį praktikavo ir mokė savo seserys. Tai pirmiausia, švenčiausiai Teresei buvo tas dalykas, kad pradėdami maldą
mes turime pirmiausia pagalvoti, kad Dievas yra čia. Kad Dievas yra čia, kad jis yra, kad čia yra jo buvimas. Kad čia jis yra prieš mane. Nes dažnai mes pradedame maldą, įeidame į bažnyčią, o savo namuose iš tikrųjų net negalvodami apie Dievą, taip darome kažką, nežinau, virtuvėje ar prie kompiuterio, ar nežinau, prie šluotos ir paskui padedame tai ir apie Dievą net nepagalvojame, žinome, kad turime pasimelstis, sakome poterius ir baigiame ir apie Dievą nieko nepagalvojame. Jeigu norime gerai melstis, turime pirmiausiai pagalvoti, Dievas yra čia, Dievas yra prieš mane, yra mano sieloje. Ir iš kitos pusės sako, kad ta duona, su kuria valgome visus tos dvasinius patiekalus, kuriuos mums Dievas duoda, tai yra mūsų nuolankumas. Reikia pagalvoti, kas aš esu, koks aš esu, kodėl Dievas vis dėlto esu nuodėmingas ir vis dėlto Dievas man leidžia prisiartinti prie savęs. Sako, ateik prie manęs, mane priglaudžia kaip savo sūnų, nors aš esu tiek kartų įžeidęs. Tarp manęs ir jo yra didelis atstumas. Dievas yra viskas. Ir aš esu sutvertas ir priklausomas nuo jo. Jeigu jis nenorėtų, mane jau nebūtų. Vienu metu aš pradingčiau, bet jis visada mane palaiko čia gyvenime ir jis manęs nori, jis mane myli. Ir jis man leidžia su savimi šnekėti. Pamastykime, ar lengva būtų pasišnekėti su prezidentu ar su popiežiumi, kiek reikėtų ir važiuoti, ir prašyti, ir kartais nieko iš to neišeis, gal odos 5 minutės ir viskas jau reikia, ir kitas, ir reikia išeiti. Ir Dievas, nors yra daug didesnis negu prezidentas ar popiežius, mums leidžia, kiek tik norime su juo būti. Kokia malonė. Ir jeigu tą padarysime maldos pradžioje, tai iš tikrųjų jau yra gana daug. Nes jeigu to nėra, tai tikriausiai mūsų malda bus gana bloga. Bet jeigu padarysime tos 2 aktus, tai jau yra gana gera malda. Ir paskui reikia, kaip moko mūsų išganytojas, įeiti į savo trobelę, uždaryti duris ir būti vienatvėje. Iš tikrųjų, tai yra mūsų maldai labai svarbu, nes gyvename tokiame pasaulyje, kur yra daug informacijų, daug visokių vaizdų ir mes jau gyvename šiame pasaulyje nemokame uždaryti mūsų tų langų, kurie yra tai 5 pojūčiai. Ir todėl visada esame išsiblaškę, nes kažką girdime, kažką matome, ar uostome ir todėl visada galvojame apie kažką kitą. Ir čia reikėtų rasti tokią vietą, kur galime apsiriboti nuo tų visų dalykų, kurie mus išsiblaško. Ir kada būsime tokioje erdvėje, čia galima surasti savo namuose ir bažnyčioje, tada reikia paieškoti draugystės. Jeigu esame vieni, tai reikia mums draugystės. Ir geriausia draugystė tai yra mūsų viešpats Jėzus Kristus. Jo žemiškoji, jo žmogiškoja prigimtis yra tas kelias į dievystę, į Dievą. Ir todėl mes galime pasirinkti, jeigu esame džiaugsmingi,
kažkokį džiaugsmingą slėpinį, pavyzdžiui, jo gimimą arba jo prisikėlimą. Ir jeigu mums yra skaudu, jeigu mes kenčiame, galime kažką iš jo, kažkokį slėpinį iš jo kančios paimti ir būti šalia to mūsų viešpaties. Ir šventoji Teresė mums sako ir kiti šventieji, pavyzdžiui, šventasis Ignacas iš Lojolos, sako, kad reikia pagalvoti tada apie tą slėpinį, pamastyti, kas yra tas, kuris, pavyzdžiui, kenčia. Tai yra Dievo sūnus, kuris palaiko tada visą pasaulį. Arba kas gimė tokiame skurde, pats turtingiausias, kuriam priklauso viskas. Jis nerado vietos, kur galėtų būti. Jeigu mes pamastytume apie tą mūsų viešpaties gyvenimą, viešpačio gyvenimą, tai kiek ten yra turto. Ir dabar, jeigu jis, pavyzdžiui, taip kenčia, tada pamastyti, kodėl kenčia. Ir reikia pažiūrėti į save, į savo nuodėmes, kenčia dėl manęs, arba kodėl gimė tokiame skurde, kad aš galėčiau prisiartinti prie jo. Aš, kuris esu beturtis, neturiu nieko, jokio dvasinio turto, viską iš jo gavau, aš galiu prisiartinti prie to, kuris gimė skurde. Jeigu jis gimtų kur nors pas didžiosius šio pasaulio, tai būtų labai sunku prie jį prisiartinti, bet jis gimė, kad aš galėčiau, jis kentėjo tą skurdą, kad aš galėčiau prisiartinti, kada tik noriu. Prie tokio skurdo visada galima prieiti. Ir tada, jeigu aš žinau, kad tai dėl manęs ir kad yra tai didelė, pavyzdžiui, kad jis kentė taip daug ir nieko nepadarė, kad neužtarnavo to kentėjimo, tada reikia pamastyti, kaip jis mane myli. Kad mane išganytų, taip smarkiai kenčia ir mirė. Ir visi palieka, vis dėlto jis nenori palikti mūsų. Jam esame labai svarbi ir mūsų išganimas, mūsų sielos, mūsų dvasinis turtas jam taip yra svarbus. Ir tada, matote, galime su juo šnekėti, su mūsų išganytoju, galime šnekėti apie viską. Iš tikrųjų nereikia paruošti kažkokios kalbos, nereikia nieko rašyti. Jam galime šnekėti visiškai paprastai. Tas, ką turime savo sieloje, kas turime savo širdyje, galime jam pasakyti. Pasakyti apie savo dėkingumą, pasakyti apie savo nuodėmes, pasakyti apie tai, kad norime pataisyti. Ir tas kitas punktas tai ir bus tas gyvenimo pataisimas. Jeigu viešpats, pavyzdžiui, buvo taip nuolankus, o aš esu taip išdidus, tai padarysiu viską, ką galima, kad augtų manyje tas nuolankumas, kad būčiau panašus į mūsų išganytoją, į Jėzų Kristų ir stengsiuos kovoti su mano išdidimu. Ir šventoji Teresė sako dar vieną dalyką. Svarbiausia, kad mes daugiau mylėtume, negu daug mąstytume. Nes ne kiekvienas žmogus gali maldoje mąstyti. Iš tikrųjų, kartais yra labai sunku, bet jis sako, žiūrėkite į jo, kaip sako, mirad en sus lindos ojos. Žiūrėkite į sus gražias akis. Tai jai yra ta malda.
Ji žiūrėdavo į mūsų viešpatį, pavyzdžiui, nežinau, prie stulpo, kada buvo plakamas ir žiūrėjo į jo akis ir norėjo mylėti. Bet kas yra meilė? Meilė tai nėra tie jausmai. Meilė tai yra mūsų valios aktas. Aš noriu ne tik sakyti Dievui, kad aš jį myliu. Tai per mažai. Tai visiškai per mažai. Reikia parodyti Dievui, kad aš jį myliu. Gal aš nejausiu nieko maldoje. Iš tikrųjų bus tokia sausra. Bet jeigu aš noriu nors vieną aktą padaryti, kad pakeisti savo gyvenimą, pavyzdžiui, tai yra iš tikrųjų Dievo meilė. Nes, kaip pasakiau, mūsų jausmai tai yra tokia pražūtinga žemė, nes keičiasi, labai keičiasi. Kartais iš tikrųjų maldoje mes galime jausti tą užuojautą, norėsime paguosti mūsų Dievą, bet kitą kartą nieko tokio nejausime. Ir jeigu pamatysime, pavyzdžiui, į šventąjį kūdikėlio Jėzaus Teresę, tai jos malda buvo didelė sausra. Net po šventos komunijos nieko nejauti, visiškai nieko. Ji tada kviesdavo švenčiausiąją mergelę Mariją, kviesdavo savo angelą sargą ir prašydavo, pasakykite Jėzui, kad mano vardu, kad jį mylite, nes aš nieko nejaučiu, aš nieko negaliu pajausti, bet ji visada kovodavo su ta sausra ir su tikėjimu stengiasi žiūrėti į Dievą, kuris buvo prie jos, nors ji nieko negalėjo pajusti. Ir taip kartais yra mūsų gyvenime, mūsų maldos gyvenime, kad mes pradedame maldą ir nieko nejaučiame ir mums labai sunku ir jaučiame didelę sausrą ir kaip čia melstis. Reikia vėl prisiminti, Dievas yra čia. Prie manęs yra mano sieloje. Jis yra artimas. Nors jį ir nejaučiu, bet tikėjimas man sako, kad jis yra čia. Ir dabar yra tas aktas mano tikėjimo. Tai yra labai svarbu. Aš tikiu, kad jis yra čia. Ir tikiu, kad jis mane myli, nors aš to nejaučiu. Ir paskui, žinoma, mūsų mintis greitai išsiblaško, nes ateina ta mintis ar kita, bet kai tik man ateis, kai tik pažiūrėsiu, kad nesu šalia Dievo, tai reikia grįžti greitai pas jį ir vėl pradėti tas aktas tikėjimo. Tikiu, kad jis yra čia. Viliuosi, kad jis man duos tą amžinąjį gyvenimą ir viliuosi, kad jis man duos viską, kas man reikalinga, kad ateičiau tą amžinąjį gyvenimą. Ir myliu jį. Nors nejaučiu to, bet jį myliu ir noriu tą parodyti. Noriu keisti mano gyvenimą, noriu kovoti su mano nuodėmės, noriu kiekvieną dieną būti geresnis, kad Dievas jaustų pagodą, kad jį niekada nenuvilčiau, kad jį niekada neįžeisčiau, nors mažiausia nuodėmė. Ir tai bus labai gera malda. Gali būti, kad mes grįšime ir nueisime nuo to Dievo buvimo, bet jeigu visada kovosime su mūsų išsiblaškymu, tai iš tikrųjų bus gera malda. Ir būtų blogai, jeigu mes nenorėtume melstis arba pradėtume tik galvoti apie kažkokį kitą dalyką ir nestebėtume į Dievą. Tai būtų blogai. Bet jeigu mes kovojame su mūsų išsiblaškymu ar su ta mūsų vidinė sausra, tai Dievas tai mato ir mato, kad mūsų meilė yra dar gilingesnė, negu turėtume tą dvasinę pagodą ar tos dvasinius saldumynus, nes tenai mes kažką gauname.
Ir čia nieko negauname, bet Dievui įrodome, kad jį iš tikrųjų norime mylėti ir su juo būti kartu. Taigi tai yra tas dalykas. Ir žinoma, ką mums gali padėti. Pavyzdžiui, galime paimti Evangeliją arba kažkokią knygą su apmąstymais ir pamažu skaityti tą tekstą. Jeigu ateis mes ten surasime kažkokį dvasinį maistą, kas mums padės, nežinau, giliau pamastyti apie Dievą, tai reikia sustoti toje vietoje ir būti prie Dievo. Jeigu nieko nerasime, tai reikia skaityti toliau ir toliau, pamažu ir kartais tas apmąstymas 15 minučių bus tokios, kad skaitysime tik lėtai Evangeliją arba apmąstymo knygą. Arba kaip mokė šventoji Teresė, sakyti lėtai Tėve mūsų ir galvoti apie kiekvieną žodį. Kiek kartų sakome tą maldą ir kartais visiškai negalvojame. Ir jį parašė nuostabų komentarą apie tą maldą, labai didelį. Ir mes taip pat galime apie žodį Tėve. Kiek galime pasakyti apie vieną tą žodį. Šventoji kūdikėlio Jėzaus Teresė verkė mąstydama apie tai, kad Dievas yra mūsų tėvas. Tiek džiaugsmo ten jį rasdavo, kad Dievas yra jos tėvas. Ir mes galime apie tai mąstyti. Tėve, tai yra mano tėvas. Mūsų visų, bet taip pat ir mano. Ir kuris į danguje, mes žinome, kad jis yra mano sieloje. Jeigu yra mano sieloje, tai ir dangus yra mano sieloje. Kiek čia galima džiaugsmo iš keletą žodžių rasti ir bus labai gera mūsų vidinė malda. Žinoma, dabar kyla tas klausimas ir ką daryti su mano tą žodinę maldą, kurią praktikuoju, tie potyriai, kurios sakau ryte ir vakare, ar dabar jau nedaryti to, nes tai nėra vidinė malda. Reikia padaryti, kad mano potyriai, mano ta žodinė malda taip pat būtų vidinė malda. Jeigu yra taip, ta malda labai mechaninė, kad aš taip įpratęs, kad tik recituoju, tai iš tikrųjų, kaip sakė šventoji Teresė, tai nėra malda. Čia yra tik eilėraščių recitacija, bet Dievas, kuris yra mūsų tėvas, kuris mus myli be galo, nenori iš mūsų tokių eilėraščių. Jis nori, kad būtume su juo, kad jį klausytume, kad jį mylėtume ir tada ką daryti. Pirmiausia, ta pati kaip ir su ta vidinė malda. Reikia pirmiausia pamastyti, Dievas yra čia ir Dievas mane klauso. Stoviu prieš jį, prieš tą šventą Dievą, į kurį negali žiūrėti angelai, jis man leidžia stoti prie savęs. Ir jeigu meldžiuosi, tai turiu turėti omeny, kad stoviu prieš jį. Ir tai yra labai svarbu. Ir kitas dalykas, tas nuolankumas. Kas esu aš, kad galiu su juo šnekėti? Jeigu apie tai mąstau prieš maldą, tai mano malda iš tikrųjų yra daug šansų, kad bus gera. Jeigu apie tai nemąstau, tai iš tikrųjų tai bus mechaninė malda ir, kaip sako šventoji Teresė, tai nebus malda. Jeigu, pavyzdžiui, meldžiuosi, sakau rožinį, tai turiu omeny tos slėpinys, turiu turėti prieš akis kiekvieną tą slėpinį ir bandyti ten būti, žiūrėti į mūsų viešpatį, į jo švenčiausią motiną, mergelę Mariją, nes jeigu to nedarau, tai kaip pavadinti tą mano recitaciją malda, tai nebus jokia malda. Todėl tai yra labai svarbus dalykas ir kartais dar jeigu yra, pavyzdžiui, turime daug rūpesčių arba didelį džiaugsmą,
Ir tai mums trukdo apie Dievą mąstyti, trukdo prie jo būti, nes galvojame visą laiką apie tą rūpestį ar apie tą džiaugsmą. Ką tada padaryti? Tai reikia Dievui tą duoti. Melstis už tą mano rūpestį, už tą žmogų, kuris man kelia skausmą arba pasidalinti su jos savo džiaugsmu. Pakeisti tą mano išsiblaškinimą į maldą. Tai ir su to tada nugalėsiu tą pagundą prarasti maldą. Taigi čia maždaug labai trumpai apie tai, ką Karmelio šventieji vadina vidinę maldą. Žinoma, kiekvienas žmogus praktikuodamas tą vidinę maldą ieško kažkokį savo kelią, kaip šventoji Teresė ir kiti šventieji. Jie tik nupiešė tokį bendrą vaizdą, bet kiekvienas žmogus turi kaip atrasti savo vidinės maldos būdą ir jį praktikuoti. Kaip sakė šventoji Teresė, jeigu žmogus praktikuos tą vidinę maldą kiekvieną dieną, nors 15 minučių, iš tikrųjų labai greitai ištobulės ir velnias žino, kad jeigu žmogus tą darys, tai iš tikrųjų jau pabėgs nuo jo kėslų ir daro viską, kas įmanoma, kad žmogus to nedarytų. Kai žmonės ateina į Švento Ignoto rekolekcijas ir daro tos apmąstymus ir paskui nori daryti tokį apmąstymą kiekvieną dieną ir iš pradžių pradeda ir paskui viskas jiems trukdo. Viskas. Negali rasti laiko, negali atsikelti, negali paskui reikia tą padaryti ir aną ir negali niekada rasti laiko tai vidiniai maldai. Kodėl? Nes šėtonas žino, kad jeigu žmogus laikysis tos vidinės maldos, jeigu bus labai arti Dievo, tai iš tikrųjų greitai bus tobulas, greitai bus šventas. Ir šėtonas nori, kad mes prarastume savo sielos pragare, taigi daro viską, kas įmanoma. Jau dykumos tėvai sakydavo, kad jeigu šėtonas puola žmogų, tai ne prieš skaistybę, o prieš nuolankumą ar paklusnumą. Tas, kas yra jam svarbiausia, tai attraukti žmogų nuo maldos. Jeigu žmogus jau nenori melstis, tai yra prarastas. Jeigu meldžiasi, nors yra nuodėmingas, nors ir kiekvieną sykį vėl daro tą patį, vėl daro tas nuodėmes, bet jeigu meldžiasi, turi viltį. Jeigu jau nenori melstis, jeigu palieka maldą, tai iš tikrųjų galime pasakyti, yra prarastas. Žinoma, Dievas gali duoti malonę arba kas nors už jį melsis ir jam padės, bet iš tikrųjų žmogus tada jau įeina į labai tokį blogą kelią. Šventoji Teresė Avilietė taip pat pateko į tos spąstus šėtono, nes jį matydama, kad yra tokia netobula, taip daug gavo malonių nuo Dievo ir dabar matau, kad yra tokia netobula, kad tiek daug ten, jis sako, nuodėmių, ar didžių nuodėmių, bet iš tikrųjų jos nuodėmių klausytojai sakė, kad jokios nuodėmės, mirtinės nuodėmės niekada nepadarė, bet vis dėlto jis sakė, kad yra labai Dievui neištikima ir todėl nenorėjo su juo bendrauti taip artimai. Jis sakė, kad ji negali, nes tokia yra nuodėminga, tai negali su Dievu bendrauti. Ir paliko maldą ir
daug mėnesių nesimeldė, paliko tą vidinę maldą ir praradau labai daug tų Dievo malonių. Ir paskui suprato, kad tai buvo didžiausia pagunda jos gyvenime. Jeigu žmogus nenori palieka maldą, sakydamas, aš nesu vertas būti taip arti Dievo ar kažkas kitai, tai iš tikrųjų yra velnio tie spąstai ir čia reikia greitai tą velnę palikti ir grįžti prie Dievo, nes kur mes ieškosime pagalbos, jeigu esame nuodėmingi, jeigu ne Dievo malonėje, jeigu ne Dievo gailestingume. Taigi jis turi viską, kas mums reikalinga, kad galėtume tobulėti ir sekti to šventumo. Gerai, tai manau, kad maždaug viskas, ką norėjau pasakyti. Jeigu yra kokių nors klausimų, tai žinoma galiu atsakyti, jeigu mokėsiu. Apie škaplerius pasakyti. Apie škaplerų. Tai gana didelė tema taip pat. Trumpai, matote, kas yra škaplerių? Tai yra tais laikais, kai Dievo motina davė karmelitams škaplerių, žmonės normaliai kiekvienas sluoksnis vilkėjo kitus drabužius. Ir galima buvo, matydamas žmogų, vienas sakydavo, tai yra kunigas, ar tenai yra kunigaikštis, ten yra riteris ir ten yra žemdirbys. Buvo aišku, kiekvienas turėjo savo rūbus. Ir dabar to nėra. Dabar, pavyzdžiui, matydami kažkokį vyrą, nežinau, ar tai yra kunigas ar ne kunigas, visi dėvi tokį patį drabužį. Taigi, bet kas įvyko? Dievo motina davė savo drabužį karmelitams, sakydama, kad jie yra jos broliai. Kai patraukė tą ordiną į tą artimą draugystę, galime pasakyti, kaip pastatė į tame lygyje, žinoma, tai truputį hiperbola, bet pastatė tame lygyje, kuriame stovi, žinoma, joks žmogus negali lyginti su švenčiausia Marija, mergelė Marija, bet vis dėlto ji padarė tą malonę. Ir jeigu kažkas dėvėjo kažkokio kunigaikščio, pavyzdžiui, antspaudą, tai tas kunigaikštis jį globojo. Tai buvo jo vasalas ir kunigaikštis jį globojo. Ir taip pat karmelitai, jeigu dėvėjo rūbą švenčiausiosios mergelės Marijos, tai buvo jos broliai ir jį globojo. Kas yra globojo? Davė ir tą dvasinį maistą, ir aprangą, ir rodė kelią, kur turi karmelitai eiti. Tai yra tas škaplerius. Ir tada, žinoma, jeigu kažkas priklausė prie tos aristokratinės giminės, tai, žinoma, turėjo elgtis, kaip pridera, būdamas brolis švenčiausios mergelės Marijos. Turėdamas tiek daug malonių nuo mergelės Marijos, turėjo deramai elgtis, kaip Dievo sūnus. Todėl čia mes turime tą kitą dalyką, kad tas, kuris priima škaplerių, turi, žinoma, stengtis būti panašiam į švenčiausią mergelę Mariją. Tai yra labai svarbu. Tai neužtenka tik dėvėti škaplerių, bet reikia stengtis iš visų jėgų būti panašiam į mergelę Mariją, sekti į pavyzdį, gyventi kaip ji gyveno ir iš vienos pusės turime tas malonės iš mergelės Marijos
iš kitos pusės mes turime stengtis iš visų jėgų būti panašiems į tą mergelę Mariją. Ir čia yra tas pamaldumas škapleriui. Tai iš vienos pusės reikia įdėvėti visada ir visada prisiminti, kad tai yra mergelės Marijos dovana, tai yra jos didelė malonė ir iš kitos pusės tai yra, kaip bus tai lietuviškai, iššūkis man, kad aš kovočiau su visko, kas manyje yra to kaip obcy, svetimo mergelei Marijai. Tai yra tas škaplero pamaldumas. 13 šimtmetyje švenčiausioji mergelė Marija davė tą škaplerį, kada ordinas buvo labai sunkioje padėtyje ir paskui, žinoma, prie karmelitų prisijungė tretininkai, paskui dar škapleriaus brolija ir tas škaplerius paplito į visą pasaulį. Dabar yra vienas iš tokių būdų mergelei Marijai pamaldumo. Žinau, tak. Norėjau paklausti, kaip vidinė malda kartu su rožančiumi. Tarkim, rožančius yra labai daug maldų, žodžių, o vidinė malda galbūt kaip tik tokia gal lėtesnė, tokia, ir kaip jos kartu galima tą visą gyvenimą. Popiežius Leonas XIII sakė, kad jeigu nėra apmąstymo tų rožančiaus slėpinių, tai nėra ir rožančiaus, iš tikrųjų. Ir kaip tą daryti? Iš tikrųjų, apmąstymas yra gana sunkus darbas. Ir tai, kaip sakė šventoji Teresė, gal daugiau žiūrėti, negu mąstyti. Jeigu galime mąstyti apie, pavyzdžiui, didelį nuolankumą švenčiausios mergelės Marijos, kai priima Dievo žodį savo įsčiose ir ta didelė meilė Dievo sūnaus į žmoniją, kai jis nori tapti žmogumi ir gyventi tarp mūsų, galime, žinoma, bandyti mąstyti. Ir tuo metu, žinoma, sakyti tos sveika Marija. Bet jeigu mums sunku, nors bandykime įsivaizduoti tą sceną ir būti tenai. Būti prie švenčiausios mergelės Marijos, prie arkangelo Gabrieliaus, prie Dievo sūnaus, kuris yra toje monstrancijoje, mūsų motinos įsčiose ir kur tampa žmogumi. Ir taip galime visą slėpinį ir kitą, kai mūsų motina neša tą didelį turtą, tą didelį lobį pas savo giminaitę, pas Elžbietą, kaip buvo tada pašvęstas šventasis Krikštaus Jonas Krikštytojas ir taip toliau. Ir viską mes galime maždaug nors žiūrėti. Kaip sakė Teresė, mirat en sus lindos ojos, žiūrėkime į jo akis ir taip, nors bandykime būti arti Dievo, nes jeigu nemąstysime, nežiūrėsime į Dievą, o mąstysime apie kažką kitą, tai iš tikrųjų nėra to rožančiaus. Mes galime recituoti tą visą rožančią, bet be apmąstymo, be to Dievo buvimo, tai iš tikrųjų nebus ta malda.